Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai 10 skyriaus. O peilis kam? Zita net pašoko. Ji nė nepastebėjo šalimais ant kito akmens sėdinčio senolio. O gal prieš tai jo nei nebuvo? Peilis? Bulves kust pasiruošiau, mama atidavė. Žinau, jis per didelis bulvėms, bet po ranka buvo, tai ir... Lyg svetimomis lūpomis mykčiodama šnibždėjo Zita. Sutrikusi sumirksėjo, palėtė pirštais veidą. Kurį laiką sėdėjo sustingusi. Kas vyksta? Čia sapnas? Oda pašiurpo, nors šalta nebuvo. O balsas pačiai skambėjo kažkaip per švariai, per grinai. Čia renkasi sielos, kurios šiose apylinkėse pradėjo gyvenimą žmogaus kūne. Va jeigu pasirinktum gimti kokioje Australijoje ar dar kur? Vyro akis sublizgo svajodamos. Nesuprantu. Zita nenuleido nuo vyro sustingusio žvilgsnio. Jaunoms sieloms pirmenybė. Esi praėjusi pradžiamokslį ir jau turėtum suprasti, kaip priimti sprendimus. Tik su tavimi kiek kita istorija, todėl tu čia. Tave atsiuntė, kad pasirinktum ir pati nuspręstum, ko tau reikia. Senolis kelisik persibraukė pirštais vos žilstelėjusius, tarsi variu dažytus plaukus. Kaip čia tau trumpiau paaiškinus, taip koncentruotai? Zita jautėsi nejaukiai, nes nesuprato nė pusės to, ką jis kalba. Kilo mintis, jog jį kvaištelėjo, bet greitai ją nuvijo. Mintis buvo aiškios ir skaidrios. Ji dar niekuomet nesijautė tokia lengva, tokia paprastai laiminga. Tarytum apimta šiltos šviesos. O gal būtent taip jaučiasi bepročiai? Ekstremaliomis aplinkybėmis reikia ieškoti nepaprastų priemonių. Geranoriškai šypsodamasis iškėlė rodomąjį pirštą žydrakis. Neatrodė, kad šaipytųsi, tačiau jis neslėpė, kad linksminasi, turėdamas su kuo bendrauti. O jeigu paprastai, tai ne kiekvienam suteikiama tokia galimybė. Bet tu čia... O tai reiškia, kad turi progą ją pasinaudoti. Kiti tiesiog grąžinami atgal ir taškas. Zita greitutėliai mėgino prisiminti, ką buvo girdėjusi apie mirtį. Viską nusinešanti šviesa, tunelis, artimųjų siluetai, angelų muzika, arfų garsai, o gal ugnies ežeras, dervos klampynė, bedugnėse atverti požemiai ir šimtaveidžiai velniai. Nieko panašaus nebuvo. Giliai pilve pradėjo tvenkti sunkumas, virstantis nekantrą, sumišusią su išgąsčiu. Aš miriau? Aš skaistykloje? Ne, dukra, ne. Šios vietos skaistykla nepavadintum. Ką jau apie mirtį kalbėti? Retai tai atsitinka, tik kartais. Kažkas panašaus į sistemos trikdžius. Ir tokios padykusios sielos kaip tavoji atsiranda žemėje nelaiku. Jos tarytum iššoka į gyvenimą paskutinę akimirką, nepasiruošusios, be išankstinio plano ir blaškosi tuo pačiu vargindamo žmogų, kuris neranda savo tinkamo kelio. Ši vieta tarsi tavo apsisprendimo kambarys, kur galėtum apžvelgti gyvenimo dienoraštį nuo pat pradžių, kad pažintum praradimus bei galimybės ir nuspręstum, ar toliau jį rašyti. Gal pajusi norą likti ar ką nors pakeisti, o gal tiesiog padėsi tašką. Jeigu pasirinksi antrą variantą, dušelė pailsės, bei įsikūnydama į maldą gaus atokvėpį. Zita pakratė galvą nesuprasdama. Vis tiek man neaišku. Pamėgino paklausti kitaip. Čia bent reali vieta? Nors šią vietą ir šiandien rastum žemėlapyje, manęs nepamatytum. Ir ji būtų gerokai pakitusi. Jei tiek metų, kiek ir tau. Čia niekas tavęs neteis ir nenurodinės, kaip elgtis. Tačiau tik tu turėsi priimti sprendimą. Likti ar išeiti. O kadangi esi čia, vadinasi, tau jau atseikė tas laikas. Zita vėl pasukiojo galvą, įkvėpė oro iki pat apatinių plaučių kampučių ir nė karto nesukosijo iškvėpdama. Pažvelgė į kojas, naminės šlepetės, apranga ta pati, galūnės nenutirpusios.
paspaudinėjo pirštų blauzdas, jokių baltų duobelių liekančių nuo tinimo. Ji ne tik kartais, o niekuomet nesijautė taip puikiai. Užmetusi akį į peilį, įsmeigė jį šalia pilko didelio akmens, ant kurio sėdėjo. Galvoje lėtai pradėjo rastis vis daugiau klausimų be atsakymų. O pašnekovas porino toliau. Juk ten, tame pasaulyje, kur dabar gyveni, neprisimeni gimimo akimirkos, nežinai, kas pirmas paėmė tave ant rankų, net nežinai, kas kartu gulėjo vežimėlyje? Vyro balsas pritilo, žvilgsnis liudijo rūpestį dėl Zitos. O aš esu čia tik tam, kad paaiškinčiau tiems, kuriuos čia atsiunčia. Kas atsiunčia? Nežinau, gūžtelėjo. Atsiunčia ir tiek. Man tai ženklas, kad dar turiu čia pasilikti. Jau beveik 60 metų dirbu šį darbą ir kol kas manęs niekas nepakeitė. Vyras neskubriais judesiais pasiraitojo senų marškinių rankoves. Kelis kartus, tarytum valydamasis dulkes, brūkštelėjo savo per kelnes. Pamatęs boružėlę, paėmė ją ir kantriai laukė, iškėlęs aukštyn didžiulį delną. Tyloje stebėjo, kol ji užlipusi ant aukščiausio pirštų bokšto nuskries. Daug dievo karvučių šiais metais, geras ženklas, šyptelėjo ir lyg pats sau tęsė. Juk iš pradžių ir aš nesupratau, kur esantis pikau. Vyliausi, kad mane čia atsiuntė dienai ar savaitai, bet kur tau? Susijokė atlaidžiai. Vėliau susitaikiau, lyg ir supratau savo misiją. Dabar gyvenu ir esu kaip niekad ramus. Tiesiog žinau, kad dar neatėjo mano laikas. Kilstelėjo akis aukštyn, tarytum norėdamas suprasti, ar dangus jį girdi. Tik žiemos čia šaltos. Daug kartų prašiau atvykstančių, kad ką šiltesnio atneštų. Turbūt jiems atrodo, kad juokauju. Kreivai suspaudė lūpas, timteldamas jų kampučius žemyn. Retai kas apsisprendžia po 2 apsilankymų. Tenka matytis ir 3, ir 5, ar daugiau kartų. Jiem kas? Knygų atneša, nes su jomis eina pogulio, o drabužių ne. Anąsyk taip gėlai rankas įsimetė, kad pusę nakties šildžiau. Smarkiai pasitrynė delnus, papūtė šiltų orų, suspaudė jos į kumščius. Pas mus dabar šilta, nedrąsiai ištarė Zita. Ji įsitraukė į vyro pasakojimą, nors vis dar jautėsi keistai. O čia tai yra pas jūs, dabargi net akmuo įšilęs. Paglosti delnų plokščią pilką akmenį, ant kurio sėdėjo. Taip, šalta pasidaro tik, kai žieminiai pasipila. Matai, čia metų laikai keičiasi pagal keliautojų gimimo datas. Tu gimėjai vasarą ir ji buvo tikrai karšta. Vyras pagyvėjo ir labiau pasisuko į Zitos pusę. Kartais pagalvoju, kažin kiek yra tokių kaip aš. Mes tarytum iki galo neišėję per savo kaltę ir ne tuo laiku mirę. Man tai atpildas, kad neteisingai nutraukiau gyvenimą. Nereikėjo. Lėtai išskiemenavo. Jeigu tik kas duotų antrą galimybę, tik kol kas neduoda. Trumpam gerklę užsmaugė ašarų gumulas. Visą gyvenimo svorį užkėliau ant žmonos pečių, o ji dar ir dabar vargsta. Viena mano Marceliukė gyvena, o galėjom kartu senti, kartu nupjautą žolę uosti. Kartu į turgų obuolius vežti, į garuojantį Nemuno mėnesienoje žiūrėti ir vienas kitą žodžiu paremti ar prisilietimu paguosti. Sunku man be jos, o jai be manęs. Kodėl to negalėjau suprasti anksčiau? Bėgiojau ir meilės nusipirkti, ir degtinė saldesnė už vandenį atrodė. Skaitė Ema Rotvel.